varyta, suraityta. Važiaunam į darbo pokalbį, pradedam savo karjerą. Net nežinau, ką apibūdinti, kas ten dar darbas ir, bet važiaunu, nes nieks nepasikeitė su užsienį, važiuosim į užsienį, bet greičiausiai rudenį, nes greičiausiai rudenį, nes rugpjūtį vidurį bus veselė, vestovės pusbroliaus, tai nusprendėm su Roberta nueiti to veselį ir sakom, tada nevažiuokim į užsienį šį vasarą, palaukiam kol praės vestovės, taip toliau ir išvažiuosim. Tai kad, kaip sakau, kad net tos dėjinas visiškai be jokio uždarbė, tai gal sakyt, radau darbą lyg ir paukštynė, ar kas ten, nu ten iš esmės darbas, kaip suprant, ir kad ten reiks tus vištininkus plauti. Su chemija turbūt ir taip toliau. Aš nežinau, dabar važiuoju darbo pokalbį, ko nei tai mums papasakos, bet kaip įsivaizduoju, ten tiesiog bus patalpas greičiausiai, kur tos vištos bus laikomus ar buvo laikomus. Ir anas reiks turbūt išdezinfekuoti, išplauti ir taip toliau. Ir tai va, darbas būtom iki rudens, tai dabar ir leipas 10. Tai va, likus vasarą ir ten dirbčiau, tai bus matyt, kaip čia bus. Šiaip įdomu, kaip ten viskas vyks. Tikiuosi nepaklaus klausim, kokia jūsų motyvacija, ar nusiteikimas dirbtų dar, nes aš tikrai vos nepradės jauktis, nes nu kai galbūt motyvacijai, nu ten praktiškai tiesiog valytos būsiu, galbūt motyvacijai to eiti tu dar, aš nežinau. Reiks pasakyti, kad pasakysiu pinigai, viskas, ko žinau, ko pasakyti. Tikrai, aš nealpstu dėl to darbo, nu ką, galbūt motyvacija. Tai va, teks tokelis ir greičiausiai, kad dabar, kol būsiu tus likusius mėnesius Lietuvo, vis tik bus daugiau nedarbo, daugiau laisvo laiko, tai žadu nufilmuoti kelius video ir ant tiesiog suplanuoti YouTube'e. Suplanuoti tai reiškia tiesiog įkelti ir nustatyti datą, kada neįsikelti ir galvoju suplanuoti kokį rugsėjį mėnesio, nes dabar vis tik vasarį, dabar nieks nežiūri to YouTube'e. Mažesnis, kaip sakant, aktyvoms ir nes vasar gražus oras, nieks nežiūri, tai galvoju prifilmuoti video ir tada rugsėjį, spalio mėnesį įsikels tai video. O aš tada nežinau, turbūt gal net neturės tiek daug laiko aptavo kitur ir bus toks kaip zapasas, kaip atsarga. O žodžiu, važiuoju į darbo pokalbį ir žiūrėsim, kas čia bus. Po darbo pokalbio vėl pafilmuosiu ir paskiau sumontuosiu trumpą video ir žiūrėsim, kas čia gaunas. Nu, parvažiuoju iš darbo pokalbio. Ne, buvo darbo pokalbis labai normalus, nebuvo ten kažkokių nesąmonių dirbtinų. Važiavau vadybinį, pašnekėjo, da buvo tų žmonės. Sakė, papeit paskambins. Kaip supratau, turbūt galvau už tą darbą, kad ten nėra ko ten pretenduoti, tiesiog darbas trūkų žmonių, jais žmogus tai paėm. Tai va, kai turėt paskambinti, nu ten paprasčiausiai ir vištėtis, katros, nu ir nešvaris, prieš tai ir vištas laikytas, ir anas reikia išplauti su kerkeliu. Ir po to, kai anas išplauni, anas tada pradeda remontuoti, tai jam sakyt tam tikrą laiką reikia visas išplauti, didelis pastas, labai skaniai kvep. Žodžiu, ir didelis vištininkas su vištų fekalijom. Ir tai va. Sakė, vis tik turėtų gauti į algą virš 1000 eurų. Tai kaip už tokį darbą, manau, tikrai normalią Lietuvą. Nu, visą kau geriau negu kapau. Nu, nedirbti irgi būtų gera, bet
kai nedirbs, nebus pinigų, tai vis tik norės nusipirkti kameras ir dronus ir pasitobulinti, nes vis tik žada ilgai YouTube'ės video kelti ir ne šiaip savo ten toks, o tikrą išmokti su tas dronas ir kamerom ir įdomi medžiagą kelti, tai reik pinigų ir aplamai ir užsienio reiks pinigų, ko tu žinai, gal užsienį kokį nors reikalą, gal pasisokti blogą linkmę, gal kaip darbo gal nebūti, arba irgi reiks turėti pinigų, nes kaip ir tam susipažinim video aš nekėjau, kad nėra, pas man slovo daug. Tai va dabar važiavau į Kapernamį ir žiūrės, lauksiu skambutėms. Ir dar. Šiandien esu nufilmuoti video, noriu sukurti video apie school bendruomenę, apie school community, paskiau bus video, ir tuo pačiu gal netgi ir pats sukursiu ant tokį. Tai va, iki. Daugiau viskas į tų video turbūt niek nedės, važiuoju namiai, tai va dabar likus vasarą būsiu Lietuvo, dirbsiu vištininkė, lausiu vištininkus su kerkelį, o paskiau gal rudenį mausiu greičiausiai užsienį ir gal netgi kamerą nusipirksiu iš tų pinigų, kur dabar uždirbsiu, nežinau, kas man tai, bet kol kas su telefonu filmuoju. Tai iki. Labą rytą. Dar kartą, jau 4 ryto. Praeidėjau dienas, kaip kad susidarbinau, viskas gerai, šiandien važiavau pirmoji darbo diena. Viską dar pasifilmaus po darbo, jei atsiminsiu, jei turėsiu veikti telefoną. Nu, ir važiavom, žodžiu, dirbti vištininku. Noriu netrykšto, kada va, kaip tik pasamprotausiam. Mokykla, kaip mokinys, ane, ten saksis yra dirbti tai, ko mėgsti, arba įtas pasakėms, susirask tokį darbą, kad, sakykim, kur tu mėgsti taip darbą daryti, kur tu aplamai šiaip savo mėgsti daryti, į tau ne vien dai nebus darbas. Gerai, dabar pasamprotaukiam. Ar yra tokių žmonių, kad jums, sakykim, patinka statybos, koks plytas prinešinėti kiekvieną dieną, vis dieną. Ar yra tokių žmonių, kad jums, nežinau, su kerkeliu patinka vištininkus plauti. Ar yra tokių žmonių, kad jums, taip patiems kelininkams būti patinka. Nežinau, aš nežinau, ar gal tokie visokie darba to būti. Kažkokie labai malonus, kur tu galėtum dirbti. Kiekvieną dieną, tipo, nekantrauju atsikelti ir dirbti, ten koks kiaušinis dirbti vištynį, arba, nežinau. Tai va, pirmas bullshit, kas yra mokyklo, kad tu turi rasti savį įdirbti tai, kad tu mėgsti. Jo, čia, aš manau, tam tikrim žmonėm privilegijais, kad tu gali gauti išsilavinti, dirbti tam tikrus darbus, kur gal tau patinka, bet vos ne pagrindinė darba, kad yra būtin, kad visą visuomenė tiesiog paprasčiausia funkcionuotų, kad ir tas pats šiukšlės išvežti, visi tai kitą dalyką. Ani į būtin, į kap man reik paaiškindavo, sakykim, darbinį žmogų, kap man reika klausti irgi, sakau, kokia tavo motyvacija yra, kas, tiesiog tų darbų teik daug, kad aš jau mokyklos laikas aš nesuprasdavau tų pasakymų, tipo, susirask, nežinau, dirb kažkur, atrask kažkur ten, kur tu dirbtumi, tau patiktų. Bet tada ir dar vienas pasakymas, kuris sakyti, jei tu turi hobį, ne, tu tų hobiaus geriau nepaversk savo išgyvenimo šaltiniu, nes tavo hobis tada tau nebebus kaip hobis ir tau tiesiog ta veikla nebeteiks malonum. Nes nusakyti ten, va, aš galiu ten, va, dainuoti, ne? Bet va, jei man reikėtų dainuoti už pinigus ten, aš jau man būtų viskas, man jau būtų nebe hobis, aš jau nebeteikt malonum. Tai kaip čia išėjo? Tiesiog išėjant turbūt taip, kad jei tau tu darbą reik daryti,
ten teik valandų, nu ir nenori, tau jau, kad kiek mėgstam tą veiklą ir tau tiesiog tam nebemėgstam, apišė. Nu įvairi tokių, kur sak vienė, bet gyvenimi kitaip. Tai va, pirms toks pasamprotavimas. Nu ką man dabar reikia jaustis malonę, važiuoti į darbą, ne? Į paprastą darbus. Tai va, moralas visto video, visto video gabalėlį, kad nenori šitas procentas šnekyti, nežinau, neaišku, bet nu tikra daugiau negu 50% darbų rinko ir tokį, gal sakyti, šūdienį. Nu ką man sakyti pavadyti, aš nežinau, ani tokį, kad ir sakykime, kad dabar tu aukštų įsilavinimą gauni, į lovą daug paprasčiausiai darbų, kur tu turi tiesiog supildyti popierius, nu į popierę paskiau, pirmasis metas padirb, kad ne, tau bus ten įdomia gal, sudinga gal, paskiau kitas metas, trečias metas dirbs. Nu vis tik tos formas iš esmės nesikeis popierius. Ir tu pilda tos popierius, ten koks nors formas, ataskaitas kažkoks. Ir koks čia ir malonumas, aš nesuprantu. Ne vieni, esu suteiks, pakalbėjus, kad tu sak, nu tu jautis grina kaip zombis, be sielos, nesvarbu, kad tu sėdėm ofise, tu ten su marškinėlės tau kavą geri, kaip sakom, gražiai atrodo, gali Instagram'e sėdėti nuotrauką. Bet a tu kiaušinius renki, a tu tam ofise sėdi, už tam tikrą laiką, tu jautis kaip visiškai būtum kažkoks NPC. Ir aš nesakau, kad tas į bloga, bet aš tiesiog sakau, kad taip yra. Tiesiog tokia realybė. Aš skaitau, kad malonom būtent ir teik tas, kad tu gali pasirinkti, kada nori ir kiek nori tam tikrą dalyką daryti. Pavyzdžiui, kad man irgi susiginčiau su vieną kartą. Sak, tu turi rasti tų, kad tu darytum ir va, nu bet kad darytum, žodžiu, tu dar, jei gauni už tai pinigus, kad tu iš vis galvotum, o aš dar gaunu už tai pinigus. Nu gerai, jei tu mėgsi visokius darbus daryti, ai va, kažkas sakė, aš mėgstu lapus grėbti, ne? Nu sakau, jei tu tik mėgsti lapus grėbti, tai tu turėtum lapus grėbti nedarbę, sakykim, tu turėtum išėti ir grėbti lapus žmonėms. Nežinau, gal netgi pasisiūlyt, kad žiūrėk, tu turi lapus savo keimą, aš tau gali nusižiūrėti, man lavo patink lapus grėbti. O ne eiti darbą, kad gautum pinigus už tai, kad lapus grėbti. Sakau, nu jei tau patink tą veiklą, teik labą, tai tu daryk, ką ir be pinigų atlygį, žinoma. Manau, teisingiau būtų pasakyti, man tą veiklą nėra teik nekenčiama. Kaip kietas veiklas, tai aš pasirenku daryti to kietą veiklą, kad, sakykim, veitų gal kokį šokų pjaustymą, aš geriau vieną lapus grėbti. Kaip labai paprastas pavyzdys. Bet nereik sakyti, kad man patinka lapus grėbti. Ne, tau tiesiog nėra taip sunkia gal, negu kitus darbus daryti. Tai va, aš sakau, įsidarbinau dabar iki rudens. Tada atėjus jaukas, sak, įvištinik, sak. Nu, pasijaukėm, vis tik tipus jau kaip kvalifikuojus, darbuotojas, ne, jau tą aukštį mokslą, aš tų dalykų nesireikščiau, o tas ir įgera, kad aš kad į kokiam darbį dirbu, aš žinau, kad vis tai dalykai ir tiesiog, į tokį dalyką, kitas ten įsidarbint kokiem fabrikam savęs, aš identifikuojam savim kaip fabrik darbuotojų, viskas jau nei aukščio, niekur. Ne, aš tiesiog suprantu taip, kad aš šiuo metu dirbu šių darbą ir aš iš to kaip tik pasisėmu, kaip sakant, tos patirtais, kad, sakykim, dabar jei es pastebėjus, kad panašiai kariuomenė yra, ne? Es pastebėjus, kad dažna tai, kad ein į akademiją, iškart mokyklas į akademiją, atbuntant tos 4 metus, kiek aš
galiu klyst, aš nesisigilinsiu dalykų, niekuomet nebuvau ten kažkoks įdomus dalykas, kad galvoti su to teku. Bet kiek jas girdėjęs, kad buvau kariuomenė, šaukėmi taip toliau. Kad tai, kad po mokyklos ėjant į akademiją atvar 4 metus, tada iš tos akademijos iššiandien gauntus leitenantus, o kažką iškart gaun aukštą gana tų rangą, ne? Ir они tada pradėt vadovauti jiems jaunesnysiems eiliniams. Ir labai daug kas niekada nesąmoningai vadovau. Kodėl gal te būt? Dėl to, nes они iškart po mokyklos nuvar, mokinas, studijuojam. Они tam tas kariūnas. Ir tada они kažkam vadovavom paprastiems tokiems, kur atein. Ir они blogą vadovavom. Pasakykim, tai, kad reivo pradėt kokį šaukėjimą arba tiesiog po šaukėjimo pasileikti, tas pats. Ir они gal to aukštą rangą negaun greit, nes daug visas ilgiau užtrunka. Они, sakykim, koks vyresnys eilinis, kaip suprom, koks 5 metų kariuomenė užtrunka, net vidutiniška. Gal pataisykit mane, kas nors esat į kariuomenę, žodžiu, nieko tokio. Ir žiūrot. Ir они, kaip supratau, labiau gerbėm, nes они labiau viskų suprant. Nes они pats įboitas iš vis tokias jaunesnysis eilinės. Они viskų ir matė iš to paprastą kariaus perspektyvos ir jiems lengviau vadovauti, nes они viskų žino. Tai panašiai monijų. Aš galiu čia irgi įsivaizduoti, kad aš čia dirbu tokius paprastus darbus, visišką vasarom ten dirbdavau žuvies fabrike ir medelyne ir obuolius rinkau. Ir atrodo, čia paprastai darbo, bet ne, aš stebėdavau, kaip atvažiuojam pas mūsų koks nors tas vadovas, tos pamainos, kaip mums bendraujant su žmonėm, kaip veina vadovo visus kolektyvus nekėjant, o kitą vadovo visus kolektyvus kaip ir myl. Ne, aš atkreipdavau, gera, tas. O žiūrėjau labai įstreigė, kad buvau Norvegijoje, buvau tik Latvija irgi vadoju. Aš kaip supratau, ane mėnesį uždirbdavau, tai virš 5000. Mes gerai sutarėm, kaip sakant, aš tiesiog kažką įsišnekėjom kažkada. Ir aš atsimenu, kažkada buvau tik sunkiai dėjina, užvežtų žuvės labai daug. Ir ana reikia, kad tiesiog mes darbuotojai padirbtumėm ilgiau, nes reiktų žuvį sutvarkyti, fūras sukrauti. Žodžiu, buvo kaip tas vadinamas zavals, kaip man įvardinti. Labai daug darbo. Ir mūsų prašė, kad mes padirbtumėm ilgiau, nors mes neprivalėjom, mes galėjom sakyti, ne, viskas, aš nebedirb, nes ten reikia ne 12 valandų, ten gal reikia dar daugiau. Ir kad Ana pakelt mums moralę, Ana mums pradėjo kepti blynus virtuvėje, aš atsimenu. Taip įdomi ir kad Anos gal ten darbuotoja kaip ir bijodau, nebijodau, vis tik, žinot, įtoik baim, sakykim, man atrodo čia uždirb daug, čia vadovau. Jis ten nusileidė kitoj, kad ant tau kep blynus. Ir kiekvienam atrodiškai podo blynus, tų darbuotojų buvo virš 30. Ir man tas labai įstreigė. Ir aš pats kaip darbuotojas, aš pats pažiūriu, kaip aš jautos. Ir aš tikrą tą motrišką dirbdams pavargis, pajautėjau tai, ką pasakyti. Ana man va gero ir aš norėčiau kažkaip gero atsilyginti. Ir tas toks sužaid. Ir kai pagalvoju, kas tai blyna tai keli centą, ne? Kas miltą pakėp, bet tas veintas gestas toks. Ir sakau, kad tu dirbi tokius, sakykim, labai paprastus darbus, kur kiekvieną dieną tu nenorėtum gal dirbti, tu kada nors gal pats kažkam vadovautum, sakykim. Kaip man tas nepatinka vadovautum, kur tu vadovauji, tiesiog esi kažkokio pozicijo ir tu esi atsakingas už tam tikrus dalykus. Tu aplama, aš nesuprantu, tas toks, vadovavimas, gerai. Aš kad į kariuomenę būdavau, kad reikėdavo kartas vadovauti. Aš niekada nesakydavau, tu padirb tu. Aš vis laik, sakykim, pavardė, Macevičiau, gali padaryti tu. Ir viskas, tu paklausi žmogaus. Ir tas pats ir kad vadovautum, ateitum, gali te padaryti. Jei neišė, nepyk, gal tekt atleist kietą žmogų. Tiesiog
netitinkam, tu tiesiog netitinki, kiek reikėtų padaryti ir viskas. Tu neįtum, tu nepadirbi, tu esi debilas. Ne, žmogau, žiūrėk, jei tau neišė, pabandykite. Jei tau tep neišė, tu dar kitą pabandyk. Neišė, žinok, įkapi ir niekas mėnišk, tu nepadirbi, viskas. Tai sakau, aš dabar dirbu dirbsiu tam reikalį, metus, mėnesį, su pois, kaip suprantu. Dabar leips vidurys ir iki rudens ir vėl aš, kad iki bus nemalons darbs, aš pasižiūrėsiu kitas dalykas iš vadybos tokius kapos. Tai va, aš noriu pabūti tas paprastas, ne kad noriu, bet to pačiu aš noriu išnaudoti tu pabūti kaip paprastas kareivoks, ne? Ir kad kurį dainiai man reikės, aš galėsiu žmonėms vadovaut efektyviau ir pačiam man bus maloniau. Nors ir dabar aš manau, kad tikrai man neblogas sektumės, nes sakau, aš daug pavyzdžių matęs, tus tokios darbo patirtį istorų ir visko. Gera trumpa ataskaita, dabas po darbo. Žodžiu, darbo vadyba, kaip muni pasitek, kaip naujo darbuotojų, kaip mūsų kitus naujus darbuotojus pasitek. Tai įžvelgiu nesklandumų. Nes gal sakyt nelavo, kas kūtė konkrečiai ir apmokėn, bet duodu 10 iš 10 kolektyvų. Nes bendradarbė tikrai pamokėn, paklausi, viskas tvarko. Darbs, žodžiu, tikrai ta žodžiu prasme šūdens, toks ir turbūt. Kad man toks specifika ir šūdens darbs, nes reikia tiesiog iš tų šūdus išplauti ir išvalyti tas paukštėtis, vištėlės, kad atvažiuotų naują, vežtų partiją ir anas vėl užpildyti ir taip toliau. Tai va. Koks smultaiks. Nei geras, nei blogs. Pavargau. Fizinis darbs vis tiek. Pakenčiams darbs? Pakenčiams. Bet toks, kur motyvuojant, kad kažko sugalvoji daugiau, kad nebereikėtų dirbti to darbą. Bet tokiai darbą būti. Tai va. Dabar važiuoju. Dar šiandien noriu nuvažiuoti Kalvarijos atlaidus, pasižiūrėti, kaip tenas prekiaujam paskutinį dienį ir kokiu tu prekybininkį ir įdomu ten pasižiūrėti. Ir viskas, šiandien uždarysim dainelį, pirmą dieną darbę. Nežinau, gal bus daugiau tokių vlogų, kaip jums pavadinti, pašnekėjom iš mašinos važiuonint, pasidalinom savo mintim, bet kaip ir sakiau prieš tai. Vis tas dalykas, kad tu turi rasti kažkokį darbą, kad jis tau pateiktų, kad, kaip sakant, tu užuomą gautum atlyginim ir tu dar galvotum, oi, kaip man patinka tas darbs, praktiškai tas nėra labai realu. Tai man tokia logika, kad vis darbo vis tai, kada mus reiks daryti kaip darbą, nei bus nemėgi. Ir taip pat, kaip pasakykėm, šokoladas, kad tau kiek žiauriai patinka šokoladas, bet aš tau dabar leipsiu nuvalgyti vis laiką, kai tu bus toks, tu savo, aš nebenoriu. Viskas. Tai man logika toj, kad vis tai tu turi duoti sukost, dirbt, uždirbt, sukurt, uždirbt. Žodžiu, turi teik pinigų, kad tu jau tada galėtum rinktis, ar tu nori tu daryti, ar nenori daryti, ir kada tu nori daryti, ir kada tu nenori daryti. Tai va, toik man į logika, o ne kad va, ne vieną žmogaus nesutikau, katras ir atsidavęs griovių kasimų, arba siuntų vežiojimų, arba tų pačių dokumentų pildymų.
Tai va, baigu savo tų vaizdą įrašą ir važiavau į Kalvarijos atlaikus paskutinį šiandien. Noriu pasižiūrėti, ką prekiavom. Gal ateiti kažko panašaus į tų padaryti. Ir va, tai va, iki kitą kartą gal vėl kažkur nufilmuos, pasidalins kokią nors mintim, žiniom, dabar esu pavargęs. Tai nelabai kažką galvojęs, daugiau galvos sukas, tiesiog viskas, kas šiandien nevyko. Nu, bet jei viskas tvarko, iki rudens tikrai turėčiau išdirbti, nes nėra ten kažkas tokio, kad ten negalėčiau. Ir nemalonus darbas, aiškiai kvaps, rek fizinis ištvermės, į biškį nugaras, į visko, į šlapskiaurą ir smarvę, bet kad tu turi kažkokius tikslus ir kad tu žinai, kad alternatyva ir tiesiog neuždirbti pinigų ir kad tu žinai, kad, sakykim, tu neuždirbti pinigų, tau atsidės kiti pirkiniai į priekį, nu, dar toliau, tai ir vis tai kažkaip savį motyvuoju, kad va, tu čia padirbsi, iškentėsi, nusipirksi, dar plus naujų įžvalgų pamatysi, kaip elgas su darbuotojas ir kaip tu ateiti, jei būtum tokio pozicijo, kaip tu elgtumės arba ablama, daugiau tu turi empatijos, nes tu bendrauji su daugiau žmonių. Tai jau ir plius, tu uždirbi pinigus, tu pamatai, kaip viskas vyksta. Vis tik, kad tu nori kažko išmokti, tu visai kažko išmokti. Tu išmoksi iš bet kur gali išmokti. Tu gali išmokti, kaip nedaryti, kaip daryti. Tai va, nebeišsiplėtuoju. Nieks nežiūrė šitą mano video, bet jei netyčia kažkas nužiūriu, tai nežinau, parašykit, ar daugiau daryti, ar ne mažiau tokių daryti, kur tiesiog šneku, nekarpau ir tiesiog. Iki.